Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla vienintelė Lietuvoje siūlo rinktis jūrinės bei jūrinio verslo studijas. Studentams siūlomos 5 nuolatinių ir ištęstinių studijų programos. Tai jūrų laivavedyba, laivų energetinių įrenginių eksploatavimas, uosto ir laivybos valdymas, uosto ir laivybos įmonių finansai, uosto ir laivybos įmonių ekonomika. Pati specialybė yra tarptautinė. Ta prasme, kad specialistai rengiami pagal tarptautinę konvenciją ir jų diplomai pripažįstami visame pasaulyje. Ir trečias svarbus momentas, galbūt ypatingas šios specialybės, kad tai specialybė, kuri suteikia žmogui labai plačias teisės ir jinai yra labai įdomi. Nes įsivaizduokit, žmogus, kuriam yra 20 keli metai, jisai įgyja teisę valdyti technikos objektą, kuris kainuoja, tai yra laivą, kuris kainuoja keliasdešimt milijonų eurų. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje studentai įgyja aukštą išsilavinimą, mokosi moderniose auditorijose, kompiuterizuotose laboratorijose, stažuojasi arba studijuoja užsienyje pagal mainų programas ir atlieka praktiką laivuose ar jūrinio verslo įmonėse. Visos siūlomos specialybės pasižymi ir plačiomis karjeros perspektyvomis bet kurioje pasaulio šalyje. Todėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai jau įvertino šių studijų galimybės. Man atrodo, kad ši specialybė yra perspektyvi. Tuo labiau, kaip šiais laikais trūksta mechanikų, tai su šią specialybę galima daug pasakyti. Jūrininkais negimstama, jūrininkais tampama Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.